Atvažiavom į Panamą, atvarėm pasižiūrėti, kaip futbolininkų aikštės gyvena Panamai. Apžailiai. Tokios duobės biški, bet gal jie čia iki čia tik tai tebėga, čia tos ribos. Daugmaž kaip motokroso trasoj futbolo aikštė atrodo. Inkaravietė labai uždara, labai ramu buvo miegot. Aplinkui rifas. Tai einam pasižiūrėti kaimelį, kaip atrodo ten reikalai. Gal išbrysim kažkaip, gal mes net ne į tą pusę einam, o gal į tą. Na, žodžiu, einam patyrinėsim, kaip čia žmonės gyvena, bet pievutė tai fantastinė, atrodo kaip dirbtina kažkokia tai. Tai, jo, praeisim, apsižiūrėsim. Jeigu patiks, gal pasiliksim, nepatiks, plauksim toliau. Šituos luotus jie dar ir šiandien naudoja tokius pat. Irklai irgi va iš medžio. Ir vara jie žvejoti. Vara žvejot. Čia kitų modernesnių valčių yra. Žodžiu. Nu, turėtų būti čia įdomu pasivaikščiot po tokią vietinių kultūrą. Ta pliusą gal čia džiovinimui naudoja kažkas. Valtis va paruoštos sezonui. Dabar tiesa lietingasis dar sezonas keletą savaičių bus. Bet jau nuo gruodžio prasidės sausas sezonas. Tai va luotai tokie, nu, atrodo tai tvirtai jie. Sunkus tokie, bet man atrodo ir kluojasi tai nesudėtingai, nes tikrai jie čia su irkliukais tokiais, fop. Ką tu čia darai, Asilė? Eichliau. Nu, va, transportas maitinasi. Ir jų kaimai. Nu, man kažkoks biški jaudulys toksai nekantravimas pasižiūrėti, kaip jie čia iš tikrųjų gyvena, kaip linksminas, ką veikia, ką daro. Labai tikiuosi, kad čia neužmėtis asilų šūdais mūsų. Va, kokiuose gyvena žmonės čia. Hola. Su kamuoliai žaidžia nuo jaunystės. Smaugiamus viščiukas šitoksai. Ai, čia jie populiaru pas juos nusiskūst barzdą. Jau antras toks pat. Nu, žiūrėk, čia turbūt gal kokia nors buvo varykla degtienės. Iš kur jie čia tokių turi samagono aparatų? Greičiausiai čia 1986 metais nuriedėjo nuo bėgių šitas traukinys su degtinė ir atrado vietiniai ir įkūrė kaimą čia aplink tą. Už tai čia ir suklestėjo viskas, dabar klesti. Verda valgyti turbūt rūksta. Koks man skanus tas dūmo kvapas, aš taip kažkaip pasiilgau jo. Eina savo, laužo. Čia sistemas visas padarytas. Nuotekų ir vandentiekio galimai. Va, vištos visokios, vietiniai vaikučiai išlindė. O čia gatvė miesto tipo, tai mes naudojamės. Kai valdžia sutvarkė, išasfaltavo viską, padarė turistam, kad patrauklų būtų. Ir naudojamės paslaugom dabar. Hola! Tokie įdomus kontrastai, va, tvoros tokios, tie namukai su šiaudiniais stogais. Gyvena, laksto jie čionai, nu, viskas atvira. Eini per miestelį, aišku, nežinai kaip elgtis, kaip čia jie, nu, ta prasme, nelintini namus, viskas gerai, bet tokie nameliai, internetus turi, telefonus turi, viskas naudojas. Mato pasaulio antenų turbūt internetą. Tai jie kietai gyvena.
Perėjom per tokias tipo džiunglės, bet man čia labiau į parką panašu. Atėjom į paplūdimį ir miestelį, tą, kur šalia visai yra. Tai eisim, praeisim gatvelėm, pažiūrėsim, kaip šitoj vietoje jie čianai įsikūrė. Jo, gražu. Atplaukė prekybinis laivas, krauna viską, neša. Ir jo, čia turbūt gal jie užsisako kažkaip tai ir tada pristato čia toksai laivas jiem. Atrodo neblogai, Coca-Colų prikrauta ten visokių, maišų, cementų. Ir varinėja jie čia. Na, šitą jau kaimelio mokykla su išbetonuota aikštė krepšinio. Tik vienas lankas, gerai būtų iš kur nors gauti antrą, kaip jie čia į krepšins dėlios. Nu, čia greičiausiai kultūrkė. Nesu tikras, bet bent jau atrodo šitaip pakankamai didelė vieta ir atvira. Ir šitą atrodytų, kad čia gal kokias šventės vyksta. Va. Oho, kiek čia vietos. Rimtas angaras. Aha. Kas čia irgi kultūrkė. Tai čia dvi kultūrkės gal kovojas dėl renginių, dvi arenas. Daug turi atlikėjų turbūt ir rengia pasirodymus dažnai ir nebespėja vieną apsisukti, tai dvi kultūrkės. Susimokėjom už inkaravietę. 20 dolerių. 20 dolerių? Gal aš protėjau? Apėjom 2 kaimelius, grįšim į laivą. GPS susidariniuoju. Šiaip Panama fantastinė vieta yra buriuoti, nu, ta prasme, motoruoti gal, nes vėjo nėra. Dažniausiai su varikliu plaukiam, biški gaila, nes galėtų būti ten kokie keli mazgeliai to vėjo, bet realiai tai iš visų pusių pučia tas vėjas. Tai dabar plaukiam varikliu, 6 mazgų greičių. Fantastinės vietos, kaimai čia tie ant vandens, nu, atrodo, kad jie ant vandens, nes tiek salos užsistatė, kad net į vandenį jau lipo. Tai labai gražiai atrodo. Vakar į jokį kaimą nebevažiavam, noriu kuo arčiau jau tikslo būti, kad ten biškiai būtumėm atsipalaidavę labiau ir tenai pabūtumėm, paburiuotumėm, panardytumėm. Čia vanduo nėra pats skaidriausias, tai nori susirasti to skaidresnio vandens, kad pažvejot, pabūti ir pailsėt biškį. Tai, ką žinau, lyja, daug lyja, saulės nedaug, variklis krauti nelabai nori. Nu, vienu žodžiu, vienas problemos, vienas bėdas. Reikia dirželį pasitempti, bet šiaip sumoj viskas kaip ir gerai.
apart tų trūkum vandens ir saulės. Nu taip viskas. Važiuojam po truputį į priekį link kanalo ir matysim, kaip čia mums seksis toliau. Reikia mums būti Shelter Bay gruodžio 1 jau, nes tėvai išskrenda, tai faktiškai turėtumėm porą dienų anksčiau būti. Nu vienu žodžiu taip viskas ir susidėlioja, kad čiut nelikt čia reikia. Realiai tai nelekiam, viskas tvarkojais, pakainiai, pasimaudom, pamiegam, kiek reikia, moškės vapuola, bet tokio mažumo, kad pro kiekvieną tinklelį atrodo praeina. Nu bet tai čia nepaverkti susirinkam, viskas gerai. Tie vietiniai labai džiugina, plaukia pro mūsų tais luotais ir atrodo atvaris pradės klenčyti pinigų ar ten tipo pirkit kažką. Nėra taip, atplaukia jie pasisveikint dėl to, kad jiem įdomu, dėl to, kad mūsų laivo pavadinimas yra Luka, kas iš jų kalbos tai yra babkės, nu tipo pinigai, pinigėliai, babkės, slengų tokio. Tai va, tai žodžiu, Luka yra babkės. Kalėdiniai miestelio papuošimai jau ir pas juos paruošti. Atsivežėm $100 kupiūrą, neturi grąžos. Per visą miestelį laksta dabar žmonės. Dinga dabar iš viskas. Einam po miestelį pasivaikščio dabar. Gavo mums grąžos pagaliau, tai turėsim smulkių. Šią miestelę vieną pagrindinesnių gatvių. Šonuose visokios parduotuvės, kepyklėlės, čia tai gyvenamieji, kaip suprantu, namai. Va, daržus. Nesinori labai kišti su kameru į vidų, žmonės gal nelabai nori būti užfiksuoti. Ola. Ir kai kurie rodo net, kad nepaveiksluoti. Bet jo, einam va pabiškį, dairamės, va visokių čia svastikų privaryta, bet jų tokia vėliava čia skaitas. Tai... Hola, buenas. Moteris pasipuošusios visos. Ir lenda va į gatves einam ir mes į juos žiūrim, jie į mus žiūri. Tai va, tokia va ta gatvė. Gražiai atrodo viskas. Nu, bet jie čia taip gyvena. Ir labai sudėtinga suprasti, jie čia gerai gyvena ar blogai. Gyvena bambukiniai pačipašiūriai, bet atsisėdi scrollin telefonus su tais braukamais ekranais. Tai vat ir žinok tu dabar, kaip jie čia gerai gyvena, prastai gyvena. Jie čia va savo sėdi, hamakose miega. Ir nėra aišku, kaip čia, kas. Nu, mes einam kažkur, patys nežinom kur. Pasivaikščiosim po miestelį, grįšim laivą. Susimokėjom $15 už atvykimą. Tiek jaučiu čia kainuoja pasižiūrėti, kaip jie gyvena, tai bilietas. Tai varam ir žiūrim dabar. Nesu tikras, bet man atrodo, kad čia, čia ligoninė. Greičiausiai, nu, vežimėlių pridėta, tai gali būti, kad kokia ligoninė. Nu, einam čia. Tokias tas gatvės jų. Šį pakankamai įspūdingai generatorius birbė, nes elektros čia nelabai kas daug kibirų turi. Tai, nu va, taip gyvena. Wow, iš tikrųjų, taip jeigu nuoširdžiai pasakius, tai aš kažkaip nelabai, tikėjau, kad žmonės dar šitaip gyvena. Sakau, tas kontrastas, kad sėdi su telefonu, scrollina ir gyvena už žabų tvoros, tai labai keista.
taip, nu, niekaip aš nesuvedu, kad sujungt tas dviliniais telefoną ir tų bambukinių, tokių ne bambukinių čia į žabą. Buenas. Eik, tu savo labirintai kokie čia dar taksistų dirbti, tai čia būtų ragas. Turėtumėm ilgai mokinti gatvės ir pavadinim. Dar kas įdomu yra, tai įdomu, kaip čia kurjeriai arba boltas, koks voltas, kaip čia maistą pristatinėja į namus. Irgi, nu, kainos kokios reiks gal pasiguglinti, kažkaip pažiūrėti. Nes irgi įdomu, jeigu čia pasilieki ilgiau, kad, žinai, pavalgyti, atvežtų kas nors ar ką, nu, strikti. Opa, balų daug, neaišku, kas tuose baluose, tai geriau gal nemirkyt kojų. Čia irklai taip atrodo jų tų kanojų. Iš lentos padaryti, va. Šitaip. Tur jie ir krepšinė aikštelė. Eis pakalbėti, gal žino Sabonį. Turėtų žinoti Jasikevičių ir Sabonį. Ir Žalgiriuką. Turėtų sirgti už Žalgiriuką. Ar už Rytą. Fanai. Biblioteka! Biblioteka! Daugiaaukštė biblioteka. Buenas. 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 Yeah, just in English, man. Wow. Čia tipo galim buvo atplaukti su dingi, bet... Bet gal čia nelabai smagu ir švaru. Nu jo. Daržas kolektyvinis sodus. Mergiotės varo iš mokyklos jau grįžti po pamokų. Kaip čia įdomu. Čia yra tulikai jų, tai ateina jie čia kaip išventę ir viskas išteka lauk į vandenį, į jūrą. Tai va. Ni mechanizmus nuleidimas suges, ni ten, žinai, vanduo leidžia ar ką. Driuks tiesiai į vandenį, net nespėjai užuosti. Čia mėra chata turbūt. Negali žinoti, čia jau prabangesnis su balkonu. Čia turbūt jau namartės gyvena ir ateina serenadą dainuoti vyrai po to balkonėlį. Nu bet, žodžiu, fantastika. Įspūdžių krūva. Hola. Tai va, antras tiltuks, čia rajonais turbūt pasiskirstė kažkaip. Va, varas. Pažiūrėk, bet kokį greičių nešas jie su ta... Su to lot. Pažiūrėk. Ai. Šakės kaip autobami kokiam. Vara. Va. O taip, jie pagauna terkšt, viskas pakaina. O čia dar prigaudęs gruperiukas mažas. Žvejai kaip reikiant, nuo mažų dienų, va, botas yra, jeigu reikia. Nu, su šiukšlėm jiem čia problemas didelės. Elektros turi, tai tik prabangesni namai, tai čia saulės panelės, kokį porą šimtų vatų. Ir tiek ir turi, tai jo, telefonam pasikrauti yra iš ko. Va ten va dar kokie 25 vatai kabo elektros panelė. Jo, o šviesos, nu centre ten buvo šviesos dar va bokštas vidury kaimelė. Tai va tas yra įdomu nematyta. Tai jiem čia greičiausiai už tai, kad jie čia tą bokštą turi, Omnitelis išrašė po telefoną greičiausiai kiekvienai šeimai. Hola, buenas. Tai jo, įdomi.
šakės, kaip jie greit varo, tos Da, налил поведал. labai gražiai, grakščiai juda. Eina savo, šmaukšt ir pračiaži. Laisvalaikis. Tyliai žaidžia vyrai. Magaiver šalia manis stovi su akiniais. Jo, toks va užsiėmimas vyk. Mūsų laivas ten stovi. Ir atvarėm į restoraną. Sakė, duos kavos. Žvengi ten iš mūsų. Čia restoraną Tulikas irgi va. Jeigu nori, eini, driūkst savo. Ir nieko neslėpi per daug. Vietinę kavą tokią duoda patiekę. O, įsipili kavos. Pasiemi termosą. Užsivarai vandens. Tai ko daugiau reikia. Puikiausiai gyvenam čia. Taip, Lukas, skanus vandenėlis. Gerai. Lithuania. Baltic States. Yeah.